Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Aurimas Kamantauskas, renginių paslaugų grupės Rekūrai vadovas ir šios tinklalaidės kamantinėjimai apie kūrėjus ir veikėjus autorius. Šiandien svečiuose vestuvių planuotoja Laura Vagonė. Laura, kokios bus tavo vestuvės? Gražios. Nejuokauju, labai tikrai sulaukiu iš to klausimo kartas nuo karto iš pažįstamų ir ne tik. Kokios yra dovanų tendencijos? Kalbėkime ir apie gėles, ir apie dovanas, ar jos yra dovanos, ar tai yra vokeliai. Jeigu vokeliai, kiek šiandien einant į vestuvės reikia dėti vokelį? Žmonės nebedaro, gal anksčiau kažkada darydavo vestuvės, kad iš vokelių butai atsipirktų. Nebeatsiperka, bent jau tokie projektai, su kuriais aš dirbu. Praleidom gana populiarų klausimą, bet jis visiems labai patinka. Sako, ar kai tu susitinki su pora, ar matai, ar bus ar ne. Tai žinokit, matosi. O tau gal gimsta naujų verslo idėjų, kad supranti, kad ir to Lietuvoje nėra, ims ir padarys? Šiaip tai man, aišku, aš dabar pasidalinsiu, gal kas įgyvendins, bet įgyvendinkit, nes aš tikriausiai neprisiruošiu dėl laiko stokos. Mes padarėm mūsų pokalbį trumputę pauzę ir visa komanda, kurios jūs nematote, kuri dirba užkulisiuose, operatoriai, fotografai, tai tiek daug klausimų pažiro. Ir pasiūlymų. Ir dėl ir gėlių, ir rankinukų, ir kaip čia. Reikėtų iš tikrųjų, galvoju, kad kada tai kamantinėjimus padaryti gyvai su auditorija. Bet kadangi tai yra įrašas, tai jūs nesidrovėkite, užduokite tos klausimus, komentuokite, spauskite patinka, pasidalinkite. Kuo daugiau žmonių sužinos, pasieks šitas pokalbis, tuo mes būsim laimingesni, ne? Nes taip, apie tai sužinos ir svečiai, ir būsimieji jaunikiai, ir nuotakos, kaip sukurti tas pačias įsimintiniausias vestuves. Laura, dar top 5 klausimai, kuriuos gavome iš publikos. Taip, videografas Salvijus klausė. Dabar pastaruoju metu jis gauna daug kvietimų į antrąsias santuokas, nes draugai kuria iš naujo šeimas. Kaip skiriasi pirmosios vestuvės nuo antrų? Aš kadangi užsiminiau anksčiau, kad esu jau darius klientam po antras vestuvės, tai aš turiu pasakyti, jisai atsimenu, kai susitikom jau dėl antrų vestuvių ir sako, Laura, gal pritaikysi nuolaidą kaip nuolatiniam klientui. Bet kadangi metai po metų ta kainodara keičiasi ir ten dar prie litogi buvo dirbta, paskui jau su eurų. Tai aš jam sakau, žinok, mano kaina bus tau net didesnė dabar, bet aš tau kaip nuolatiniam klientui, sakau, padarysiu geresnės vestuvės. Ir tikrai padarėm geresnės vestuvės, gražesnės tiek estetiškai, tiek tos emocijos kūrimo, man atrodo, jos buvo daug šiltesnės. Šiaip irgi praleidom gana populiarų klausimą, bet jis visiems labai patinka. Sako, ar kai tu susitinki su pora, ar matai, ar bus ar ne. Tai žinokit, matosi, būna apsirikimų ir va tos apsirikimus, kaip sakau, tada, kai po 3 mėnesių įsiskyrė, aš labai skaudžiai išgyvenu, bet labai matosi, ar jie gerbė vienas kitą. Man atrodo, meilės ir santykių kažkokių ilgalaikių be abipusės pagarbos negali būti. Jeigu vienpusė pagarba, tai kitas kažkas vis tiek, man atrodo, kankinsis visą laiką. Tai ir tie dalykai matosi net iš paprastų pokalbių. O jeigu tu susitinki su tai žmonėm 1, 2, 3, 4, 6 kartus iki vestuvių, tai viskas tada matosi kaip ant lėkštutės. Tai buvo vienas klausimas, bet 2 atsakiau. O kiek dar yra santuokų iš išskaičiavimo? Sunku, bet čia man sunkiau gal atsakyti. Ta prasme, kai, tarkim, vyresnis vyras, jauna graži nuotaka, ar ne, bet nebūtinai tai gali būti iš išskaičiavimo. Aš esu mačius atvejų, kai tie vyresni vyrai tiek elgesio prasme, tiek inteligencijos, savęs priežiūros klausimais yra lenkia jaunimėlį labai stipriai. Aš savo karjeroje esu turėjęs 3 vestuves. Po kiekvienų sakiau daugiau niekada. Vienas buvo, jam buvo tai 3 santuoka, o jauna labai tekėjo 1 kartą. Tai jaunosios tėvai ir visa giminė praverkė visas vestuves. Tiesiog praverkė.
o jin buvo labai laiminga. O jam tai buvo trečias, jam buvo visiškai vienodai, kokia tai bus fotosesija, kas gros. Jau visi viską mintinai žinojo. Taip. Laura, kokios bus tavo vestuvės? Gražios. Ne, juokauju, labai tikrai sulaukiu iš to klausimo kartas nuo karto, iš pažįstamų ir ne tik. Tai kai tu pridarai daug tų visokių renginių ir vestuvių, tu nori savo, kad būtų paprastai. Tai mes tikrai, aš gana toks ekstravertiškas žmogus, nors man atrodo, su amžium darausi intravertiškas, tikrai turiu draugų tų pažįstamų, bet tiesiog bandėm keliaudami po Puliją su Imantu susirašyti, kiek tų svečių būtų ir žinokit, aš nesuskaičiuoju 40, kaip būtų keista. Mes dabar kažkaip esam susižavėję Puliją regionų, kurie aplankiau pirmą kartą, aš dabar turėsiu vestuves birželio mėnesį ir man jis taip patinka, kad tikriausiai tenai darysim ir darysim labai paprastai ceremoniją, itališkas stalas, itališka vakarienė, daug vyno, ne paties brangiausio, daug to maisto, pasikviesiu tradicinius muzikantus, kur čia dabar Lietuvoje kažkokiam klientui sakyčiau, pasikviesk tradicinius muzikantus, nors turiu vestuves, kur sutaras. Jaunikis labai norėjo įtraukti užsienietis lietuviškų tradicijų, tai aš pasikviečiau sutarą, aš juos kartas nuo karto panaudoju tam tarptautinių vestuvių formatui, nes tikrai visi būna iššokdinti daug geriau negu kažkokie vedėjo žaidimai. Nu tai va, tai mes turėsim italus muzikantėlius, gal Juozas pas jų suknelę, esam su juo šnekėję, bet tai paimsiu fainą fotografę, paimsiu videografą, kad būtų ką atsiminti, bet jokių ten kažkokių fotosesijų 2 valandų ir panašiai. Bus paprastai ir tikėtina, kad tikrai nebalevosim iki 5 ryto, nes man iš viso to šventės iki 5 ryto atrodo kažkas nenormalus, jeigu tai nereivas. Tai kiti kažkaip tai vertina, ar smagi buvo šventė, kiek ilgai žmonės išbuvo renginyje, ar vestuvėse. Man atrodo, kad tas tarpas nuo 2 iki 5, tai jau ten nelabai šventė, ten labiau, nu jau kažkas tai, bet ne visai šventė. Tai va, tai gal antrą kokią vėliausiai eisim miegoti, ir atsikelsim brančas prie baseiniuko ir faina. Šiaip dar siūlyčiau tikrai daugam atkreipti Puliją kaip neatrastą regioną akį, nes tarkim, jeigu daug kur Italijoje yra labai garso ribojimai, tai Pulijoje maserijos yra kaip pas mus kaimo turizmo sodybos, tik dauguma gražesnės ir oras tikėtina bus geresnis ir jos, kadangi kaip sodybas aplinkui neturi jokių kaimynų, jie turi alyvmedžių sodus, tokio dydžio alyvmedžių nesu mačiusi nė vienoje kitoje pasaulio šalyje kažkokioje, nu, net šalies regione. Tai ir aš manau, kad jis dar augantis yra, tai dar kol kas dabar galima žmoniškas kainas gauti. O tuoj pakalbėsime apie kainas, data jau žinoma yra? Labai norėjom spėti spalį, kai baigsis sezonas, bet tada ir iš dalies pagalvoju spalio, rugsėjo pabaigoje aš dažniausiai būnu tokia pervargusi. Jeigu ateina klientai ir neturi datos, tai aš visą laiką sakau, rinkitės pirmoji vasaros pusė, nes visi paslaugų tiekėjai dar būna nenusistekenę nuo to sezono. Čia kaip su kalėdiniais renginiais, gruodžio pradžioje labai energingi, o į pabaigą jau matai, kad visiems entuziazmas yra išblėsęs ir pakurti motivaciją. Būtent, tai lygiai taip pat su ta vasara būna. Tai visgi pergalvau ir bandysim gal kitą gegužį, nes gegužis Italijoje jau yra mūsų vasara. Gal mažytė tikimybė lietaus daugiau, bet vis tiek. Užsiminė apie kainą. Dėl ko traukia visus vestuvės ar Apulijoje, ar Italijoje, ar Maljorkoje? Dėl to, kad tas oras, grožis, oro garantas, ar ir kaina yra draugiškesnė negu Lietuvoje? Ne, jokiais būdais. Tai tie, kurie irgi internetuose ar vis straipsniuose didžiųjų portalų pamatau, kad švęsti užsienį yra pigiau, jokiais būdais. Tu gali švęsti pigiau, jeigu tu eisi su savimi kompromisą ir tada kažkokie kuklesnius norus tu turėsi. Bet jeigu tu turi kažkokią viziją gražesnių, didesnių, daugiau dekoro, su gyva muzika, šventės nei Italijoje, nei Ispanijoje jinai nebus pigesnė ir čia yra mitas ir tiesiog tie žmonės nusišneka, sakant paprastai. Tai visą laiką šventės užsienyje yra fainos tuo, kad tu išlipa oro uoste, jau tau yra atostogų nuotaika.
tu automatiškai, net jeigu tai tavo vestuvės, tu nesvečias, tau vis tiek yra atostogų nuotaika ir tu esi daug labiau atsipalaidavęs, negu tu darytum tą šventę čia. Kitas dalykas, irgi tų vietų skaičius, kadangi pasikartos, Lietuva yra labai mažai, gražių vietų skaičius yra labai ribotas. Tai jeigu žmonės turi galimybę finansinę praplėsti savo akiratį plačiau, kas į Europą, gal kažkas net Azijoje, šiek tiek, man atrodo, per tolimas distancijos yra vestuvėm, ypač jeigu kvietiesi svečių daugiau, tai yra labai smagu, nes užsienį, Italijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje yra tokių nuostabių vietų. Jeigu žmonės yra gurmanai, tai mes Lietuvoje kol kas vis dar mišelininio neturim ne vieno restorano, o gal jie nori svečius nustebinti tuo, tai tada irgi tu dairaisi kažkur aplinkui, o ne Lietuvoje. Labai noriu paliesti ir kokybės, ir luxury. Palieskim, tuoj paliesim, bet dar nepabėgant iš vestuvių svetur, kokios yra tendencijos. Ar tai organiškai gaunas, kad tai yra 3 dienų išvyka ir vestuvės ir kaip tos tendencijos skiriasi Lietuvoje? Kokios šiandien yra vestuvės? Šiaip tai turiu pasakyti, kad tas 3 dienų vestuvės, užsienį tai nėra kito varianto, tau nenori taip gaunas. Esu turėjusi atveju, irgi kai norėdavo neišplėsti biudžeto, tai ten pirmos dienos tos nedarydavo ir tada antrą dieną į vietą suvažiuodavo jau visi, kas kur įsikūrė ir nuo pagrindinės dienos prasidėdavo viskas. Bet maksimaliam, pavyzdžiui, svečių komfortui, nes irgi sako, šventė yra tik dėl jaunųjų, kaip jie nori, taip daro. Tada darykit dviese, tada nekvieskit tų svečių, bet jeigu jūs juos pakvietėte, tai reiškia, jum jie yra brangus kažkaip iš kažkurios pusės. Tai tada vertėtų apie juos galvoti. Ir man atrodo pagalvoti, kad jie atskridę, gali šiek tiek pailsėti, parelaksuoti. Gerai, gali neorganizuoti bendros vakarienės, už ką jums reikia mokėti, bet leisti jiem patiems tada kažkaip pamatyti, kas aplinkui, atsipalaiduoti, kitą dieną ryte atsikelti, susiruošti tinkamai. Tai man atrodo yra normalu. Tada vestuvių diena kaip vestuvių diena, o antrą dieną, kaip irgi iš patirties sakau, dažnai labai būna linksmesnė negu pirma diena. Nes jau visi atsipalaidavę, jau niekur tam nereikia ruoštis, kada tu išlendi iš kambario, tada išlendi, tai ir tos 3 dienos irgi kažkaip norisi, kaip tu be planuotum. O jeigu tu jau darai vestuvės užsienyje, kas moka už skrydžius, viešbučius, ar tai yra jų vestuvių biudžetas jaunųjų, ar visai būna? Pagal galimybės klientų. Aišku, jeigu klientas gali sumokėti ir už kelionės ir visą kitą, tai galim tada pereiti prie to luxury klausimo, arba ultra luxury, kaip aš sakau, tai jeigu ateina pas mane, sako, aš noriu luxury vestuvių, tada reikia paklausti kelių tiesiog klausimų, už ką traukti į sąmatą ir tu matai, ar čia bus luxury vestuvės, ar čia tiesiog bus vestuvės. Nes jeigu jūs norit maksimaliai palepinti savo svečius, kad jie atvažiuotų su jumis pasidžiaugti jūsų diena, tai tada reikėtų pasirūpinti ir kelionę, ir iš oro uosto kelionę į vietą. Ir gal tai turėtų būti komfortiškesni, dailesni, naujesni autobusiukai ir gal lydinti žmogus ir dar, kad kiekvienas rastų po krepšelį. Gal jau kvietimas galėtų būti ne kvietimas popierinis, o kažkoks irgi krepšelis su kažkokiom nuorodom į šalį ir gal kažkas, ką tu gali panaudoti, lagamino ten kažkoksai prisegimas, kur vardas, pavardė. Tai viskas tas susideda iš detalių. Bet kažkur parašyta juodu ant balto ar krauju ant balto, kad būtinai tik taip gali būti vykti vestuvės užsienį, tai nėra. Tai visi žiūri pagal galimybės. Jeigu yra faini draugai, faina hebra ir sako, mes atvažiuosim, kur jūs bešvestumėt, tai tada viskas ok, pasakot jiem datą, jie susiorganizuoja kelionės ir atvažiuoja. Yra atvejų, kai atvažiuoja ir yra vieta, tarkim, be apgyvendinimo ir net žmonės patys apgyvendinimą organizuoja, kas irgi, man atrodo, yra normalu. Tiesiog, tu kvieti juos į vestuvinės atostogas. Kokios yra dovanų tendencijos? Kalbėkime ir apie gėles, ir apie dovanas, ar jos yra dovanos, ar tai yra vokeliai. Jeigu vokeliai, kiek šiandien einant į vestuvės reikia dėti vokelį? Aš tai labai paprastai sakau, kiek negaila.
Ir pagal galimybės. Ir pagal galimybės, aišku. Nu, bet tai, jeigu tavo galimybės yra mažos, tai gali būti, kad ir 100 eurų jau tavo bus didelis pinigas ir čia viskas yra ok. Žmonės nebedaro, gal anksčiau kažkada darydavo vestuvės, kad iš vokelių būtai atsipirktų. Nebeatsiperka, bent jau tokie projektai, su kuriais aš dirbu. Tai kiek jūs įdėsite, tiek ir bus gerai. Čia nėra kažkokių irgi vokelių lenktynių. Jeigu yra, tai irgi reikėtų su tuo svečių sąrašu gal kažkokią didesnį peržiūrą padaryti. O pasitaiko tuščių vokelių? Nu, pas mane nepasitaikė, bent jau aš nežinau, nebent klientai manęs neinformavo, bet aš esu girdėjęs gandų, irgi tuose pačiuose didžiuosiuose portaluose vis perskaitau straipsnį, kažkokį, keisti, tai aišku būna straipsnį, kad atidarė vokelį ir nustebo iš blogosios pusės. Man tai atrodo, sakau, kad tikrai ne dėl vokelių kviečiam. Šiaip esu pastebėjęs dabar tendenciją, bet irgi galbūt dėl to, kad aš dirbu su tam tikrų segmentų klientų. Lietuvoje kiekvienais metais susitokia apie 14 000 porų. Aš negaliu dirbti su visom porom, tai aš dirbu su kažkokia mažutelytą dalimi, duok dievė 45 mes stovim per sezoną, tiek aš daugiausia buvau paėmus ir daugiau nebenoriu tiek imti. Tai, bet tas segmentas, jis jau kažkiek kitoks, negali apibendrinti visą rinką. Bet tas segmentas vis dažniau net nesitikė žmonių gauti dovanų, kad atneš kažkas vokelį, jie turi įsikūrę savo labdaros fondus. Arba galbūt iš karto prašo pavedimų į tam tikrą fondą, kur veikla yra jiem artima vertybiškai. Ir kas man atrodo irgi, jeigu tu gali savo šventę pats išsikelti, nejausdamas jokios finansinės skaudulio, tai man labai faina paskirti tą šventę kažkokiam kilnesniam tikslui. Tada ta šventė tokia didesnė dar prasmę turi. Tai esu pastebėjus, kad vis daugėja. Gėlių klausimas, nežinau, koksai iš 100%, 5% neparašo, kad nenori gėlių. Ir aš juos visai suprantu, nors pati mėgstu gėlės, bet tarkim jūsų vestuvės yra 100 žmonių, reiškia 50 porų, jeigu jie jums atneša skirtingas gėlės. Tada kiti man sakys, bet galima išsisukti ir parašyti, kad vieną gėlę. Net jeigu tu parašai baltą rožę, tų baltų rožių žmonės suvažinėja iš skirtingų kampų Vilniaus ar visos Lietuvos, jie jų gaus viena trumpa, kita didelė, kiti neš visą puokštę ir taip toliau. 100 žmonių, 50 porų atnešė jums gėlės, kur jūs jas namuose merksit? Kas turit namuose pasiruošęs vazų, gėlių salono kiekiui gėlių? Niekas. Tai man tai atrodo, kad tikrai galima tą sumą, kurią svečiai išleistų gėlėm, išleisti kažkokiam prasmingesniam dalykui, paaukokit Ukrainai. Tai trumpai ir aiškiai pažingsniui etiketas. Gauni kvietimą, kaip į jį reaguoti, kaip atsakyti, kada yra per ilgai jau, kai tu neatsakai, ką daryti su tą dovaną ir gėlėm. Jeigu nėra pridėto sąrašo, nežinau, ar būna tokie, kad dovanų sąrašas, gal ir būna. Ar klausti, ką norite dovanų. Kaip elgtis žmogui, kuris pirmą kartą yra pakviestas į vestuvės, jau nekalbu apie tai, jeigu jos ne Lietuvoje. Tai reikėtų perskaityti kelis kartus kvietimą, nes būna, kad perskaito, bet vis tiek nedaskaito tam tikros informacijos. Aš kvietimų klausimų dažniausiai dirbu su klientu ir turiu pasiruošus tokį klausimyną, ką įtraukiam, ko neįtraukiam. Ar įtraukiam, kad norit dovanų kažkokių, ar įtraukiam, kad nenorit gėlių, ar įtraukiam, nenori vaikai, kad būtų šventėje. Aprangos kodai įtraukiam, ar jums visai vienodai kaip žmonės ateis. Tai va tie visi dalykai, atsakius jiem į tos klausimus, atsiduria kvietime. Mano nuomonė, kai tu gauni kvietimą, net jeigu yra parašyta RSVP, tai yra atsakymo, iki kada tu turi atsakyti data, yra normalu nelaukti paskutinės minutės tos datos, o tu gauni kvietimą, įsivertini, ar tu gali dalyvauti ar ne, ir iš karto atsakai. Aš nesuprantu tų žmonių, kurie gavę kvietimus, tau neatsako niekada, kol mes, dažniausiai jeigu klientai nurodo mūsų, tarkim, e-mailai, kurie atsakinėja, tada mes skambinam tiem žmonėm ir sakome, nuo tų ir tų skambinam, ar jūs dalyvausit, ir tik tada atsako sprendimą. Tai aš nesuprantu, man atrodo, čia yra nemandagu. Lygiai taip pat nemandagu yra nepaisyti aprangos kodo. Kvietimas apskritai yra kaip renginio, ar šiuo atveju vestuvių, vizitinė kortelė. Gavęs kvietimą, tu jau įsivaizduoji, kokia ta šventė bus.
Tai tendencija tikrai yra aiški, kad labai dažnai dabar siunčia elektroninius kvietimus, daro puslapius, bet man niekada niekas nepakeis. Aš labai senamadiška, man patinka tie popieriniai ir kuo jisai tvirtesnis, ten įspaudai, šilkografija, dar kokia folijavimas. Tai man yra toks kažkoks daiktas, kur tikrai parodo, ko tu tikiesi iš to šventės, kad ta šventė bus tikrai normali. Jo labgi daugelis prisiminimui pasilieka. Ypač močiutės. Tai sekcijose jūs tikrai visų giminės buvusių jaunavedžių galit pamatyti kvietimus išrikiuotus. Meniu spausdinti. Taip, va iš šventės pasiema tikrai, jeigu dar gražesnis su kokiu kutuku ar ten dar kažko, tai tikrai. Tai va, tai jeigu kvietimas, būdamas vizitinė kortelė, ir jame yra šitas aprangos kodas, reiškia, aprangos kodą, aišku, irgi turi žmonės apgalvoti rašydami, kokią šventę jie nori sukurti, kokią nuotaiką nori sukurti. Labai dažnai visi kažkaip greitai griebia black tie ir irgi nepagalvoja. Jeigu jūs šventę darote kaimo turizmo sodyboje, tai black tie, man atrodo, konceptualiai šiek tiek nesudera su vieta, kurioje švenčiat. Rūmai, dvaras, kažkoks restoranas, salė graži, ar ne? Tada viskas ok, bet jeigu yra tai rąstai grindinys, tai tas black tie nebūtinai gražiai sugros. Bet aš noriu pakalbėti apie vieną ir vis kažkaip išsiplečia. Tai koks be būtų tas aprangos kodas nurodytas, net jeigu ir nebūtinai pataiko į tą vietą, kuri yra, žmonės turi jo paisyti. Bet šiaip to aprangos kodų būna visokių ir kartais būna ne visai paprasta juos pataikyti. Praėjusiais metais turėjom aprangos kodą baltą, bet nežinau, kaip čia lietuviškai išversti off-white. Ne visai ryški balta tokia. Ir tada buvo atsiradę keblumų, nes, tarkim, man viena viešnia rašo, kadangi mano kontaktas nurodytas, Laura, ar aš galiu dėti šitą suknelį. Ir man siunčia nuotraukos šitą suknelę, jinai atrodo kaip vestuvinė. Ne tokia kaip nuotakas, jie tuoksis, ne toks modelis, bet vis tiek jinai yra vestuvinis modelis. Tai tada jiem rašai, kad sorry, bet gal reikėtų šiek tiek kažkaip kitaip. Tai labai populiarus dabar Lietuvoje ypatingai Gintarė su Artūru, mano draugai per savo vestuvės padarė svečiam juodą aprangos kodą ir kažkaip tai šitą idėją dabar važiuoja antrus metus, visi nori, kad visi rengtųsi juodai. Tada atrodo visi šarp tokie madingi video ir nuotraukose ir kažkaip tai, bet jau man šiek tiek nuobodoka, jeigu atvirai. Aš, stebėjau vienas labai prabangias vestuvės Amerikoje ir man vieną didžiausių įspūdžių paliko vestuvių planuotojų paruošti antkulniai aukštakulniam bateliam. Taigi tų aukštakulnių yra visokių aukščių, pločių. Vestuvės vyksta gražiam sode ir kad moteris neįsmigtų į žolę su aukštakulniais, jos ten gauna tokius skaidrius įmautės aukštakulniam. Čia yra jau ultra luxury turbūt sprendimas. Ne? Okay. Šitie antkulniai yra labai nebrangus. Visos tos užsienio prekybos platformos, kur turi visokių tokių nesąmonyčių, tai ten labai nebrangiai gali nusipirkti ir jie yra skirtingų dydžių būna. O Lietuvoje mes, ar tu darai tuos antkulnius? Taip. Šiaip aš daug visokių dalykėlių iš tenais užsiperku prieš sezoną, tai va tų antkulniukų nėra, kad labai naudotų merginos. Aš esu iš kelių vestuvių keliauja, ten per kelis, jų paprastai vis laikai savo tą daiktadėžę planuotojas įsidedu, kad jeigu kažkam tai labai nepatogumas, tada vėduoklės va tokie irgi užsakinėjau iš tenai, ką čia dar, vonios kambariam irgi rinkinukus. Tokių yra nesąmonyčių, kur ten gali užsakyti, bet čia nėra, čia yra aišku faina pasirūpinta, papildomai daugiau negu gal reikalavo klientai, bet nėra prie ultra luxury. Ar Lietuvoje įmanoma užtikrinti luxury kokybę paslaugų? Ar turime tiek daug tiekėjų, rangovų, o aš jau nekalbu apie ultra luxury ir gal papasako, kuom tai skiriasi? Lietuvoje labai mažai tiekėjų, kurie gali įgyventinti tą luxury arba ultra luxury lygį, pradedant nuo kvietimų gamintojų ir baigiant tais pačiais, tarkim, autobusais, kurie atvažiuoja naktį paimti klientus.
Nes dažnu atveju, net jeigu yra galimybės, aš tarkim į autobusų kompaniją kreipiuosi ir sakau, atsiųskit tą, ką turit geriausia, tai tas geriausia iš užsienio atvykusiam klientui gali ne visai būti geriausia. Praėjusiais metais, tarp kitko, vieną oldtimerį automobilį iš Estijos vežėm. Ir kaina nesigavo ten super kosminė, bet tarkim, oldtimeriai Estijoje ten yra visas klubas, kurie juos nuomoja, jie yra ir įvairesni, ir labai gerai išlaikyti, labai iščiustinti, tokie kolekciniai. Mūsų oldtimeriai, seni automobiliai dažniausiai yra tokie šiek tiek ant ribos, labiau į hipster pusę negu į kažkokį luxury segmentą. Tada praėjusiais metais tikrai turėjau problemą net su pačiu naujausiu Mercedes firmos automobiliu, nes tas naujausias, kurį mūsų rinka turi, aš kadangi neskiriu mašinų, tai ten tiksliai modelių nepasakysiu, bet klientas sako, aš tokį šiaip kasdien vairuoju, aš noriu to naujausio, kuris va dabar išėjo. Ir jo vienas, man atrodo, buvo per visą Lietuvą, nuoma kainavo gal 2,5 tūkstančio, jeigu aš gerai atsimenu, bet žodžiu, kad rinka neturi ką pasiūlyti netgi kai kuriuose srityse. Maistas, man atrodo, mūsų tikrai yra neblogas. Kaip sakau, fotografai, videografai tikrai yra aukšto lygio, bet ne visos sritys mūsų žiba. Ir tikrai irgi vieniem keitimus organizavau ir vienam tiekėjui daviau užsakymą. Sakau, padarom viską, nes nori klientas, kad būtų maks, ir ten dėžutės užsakinėjom. Ir visą kitą maketę jisai atrodė vienaip, aš vizijose mačiau gerą kokybę, kur tu palieti jauti įspaudą ir ten auksą ir ten ką tu nori. O gyvai, kai aš pasėmiau, tai buvo kanceliarinės prekės. Tai tada labai pikau, bet nebeturėjau laiko perdarinėti, nes reikėjo kviesti. Klientas, aišku, nepastebėjo. Galvoju tikriausiai, kad taip turi būti, bet man tai matėsi. Tokių yra gerų pavyzdžių užsienį, bet va, tarp kitko, jeigu grįžtant prie kainų klausimo, tai mūsų spaudos gamintojai gal to luxury neįspaudžia. Čia laiko klausimas ir nedaug tai užims išmokyt, kaip turi būti. Bet spaudos gamybos kainos ir terminai skiriasi kaip diena ir nuo nakties. Jeigu yra gero gamintojo užsienyje, ar tai būtų ten amerikiečių kažkas arba UK, tai kainos yra kosminės. Jeigu tu nori autorinio kažkokio, kad tau dar papiešta kažkas būtų ir ten irgi kokybė, standi kortelė stora, jeigu šonas padažytas, ten vokelis koks su įklyje ir kuris dar atsidaro, užsidaro gražiai, tai yra kosminės kainos, tūkstantiniam sumom skirtumai. O užsakovų mes turim luxury užsakovų? Turim, bet nedaug. Gal dėl to ir rinka yra nepasiruošus tokią paslaugą suteikti? Aš manau, kad užtektinai, kad dėl vieno užsakymo tokio kliento vertėtų turėti galimybę suteikti tokią paslaugą. O tau gal gimsta naujų verslo idėjų, kad supranti, kad ir to Lietuvoje nėra, ims ir padarys? Šiaip tai man, aišku, aš dabar pasidalinsiu, gal kas įgyvendys, bet įgyvendinkit, nes aš tikriausiai neprisiruošiu dėl laiko stokos. Man labai dažnai klientai yra sakę, kodėl aš neturiu kelionių agentūros. Aš, ką esu pastebėjus ir ko neturi mūsų luxury klientai, neturi asmeninių asistentų ir jie tikrai vargsta. Jiem gyvenimas daug būtų lengvesnis, jeigu jie turėtų asmeninius asistentus, kurie rūpintųsi mokėjimais, visokiais bilietų užsakymais, viešbučių užsakymais, dovanom, kai eina į šventes ir taip toliau. Aš matau spragą ir jeigu turėčiau bent vieną dar smegenų vingį laisvą ir rankas, ir komanda gal stipresnė, aš tikrai eičiau šitą daryti. Nes šiek tiek persidengia tai, ką darau vestuvėse. Tu vis tiek rūpinėsi tik tai vienu to projektu, bet aš galėčiau visų gyvenimų jų rūpintis. O tu pati turi savo asistentę? Aš turiu asistentę, dabar neturiu tos tokios asmeninės. Šiuo metu šiokia tokia krizė su komanda išgyvenu, nes mano pati ilgiausiai su manim buvusi bendražygė išėjo hipnotizuoti žmonių, hipnozės terapiją ir aš šiek tiek esu dabar tokiam
reikia susistiguoti, bet esu jau tą išgyvenusi anksčiau, kai ten vis tiek, žinot, moterim nėštumai būna ir taip toliau, tai susitvarkysiu. Bet labai trūksta tokio žmogaus ant klono manęs, man tada gyvenimas palengvėtų, gal pradėčiau pagaliau strateguoti kažką, nes kol kas nėra laiko strateguoti, tu turi spėti su tom atsakomybėm, kurias prisėmė. O tu pasitelkdama asistentą arba mokydama būsimas vestuvių planuotojas, nebijai, kad užsiauginsi savo konkurenciją? Nu, tai čia lygiai taip pat kaip su to kopijavimu. Tai valio, kuo daugiau bus gerų rinkos dalyvių, man atrodo, to rinkai nuo to bus tik tai geriau. Kadangi to klono savęs nerandu, tai nemanau, kad aš pas save leisdama dirbti kažkam arba mokydama per mokymus, aš sukursiu kažkaip savo kloną. Yra lygiai taip pat kaip su tais atlikėjais, vieni turi charizmą, kiti ne. Tai matyt, aš turiu kažkokį irgi išskirtinį kažkokių savybių derinį, kuris klientams yra patrauklus, kurie pasitikė manim, žino, kad aš padarysiu gerai, kad neištaškysiu jų milijonų į kairę į dešinę, kad tikrai stengsiuosi ir kūrybiškai tai darysiu ir išsuksiu uodegą, kai reikės išsukti ir pasistengsiu gal šiek tiek daugiau, negu jie tikisi iš manęs, kad aš pasistengsiu. O atsiprašau. Tai neišmokstami dalykai. O klonuodama save, kurios savybės norėtum, kad tas klonas neperimtų? Nu, norėčiau, kad neitų į renginį iškart po vakarėlio. Bet tai buvo sena jaunystė, tikra jaunystė, esam daug tokių dalykų pridarę. Ne, kokios savybės, nu, aš manau, kad tas darboholizmas, kurį daug kas vertina kaip geras savybės, aš vis toliau pastebiu, kad tai yra kažkoks mūsų prakeiksmas. Jeigu man yra savaitgalis, pusiau, tarkim, laisvas, aš turiu gal tik vieną Zoom call ar dar kažką, aš vis tiek pajaučiu save, kur man niežti nagai atsidaryti kompiuterį. Aš dabar esu sutvarkiusi telefoną, kad aš negaunu notification, lietuviškai priminimų jokių socmedijų. Aš jeigu noriu tikrinti, aš turiu specialiai tikrinti ir e-mailo nesusikonfiguravusi telefone, aš kai dirbu, aš atsidarau kompą ir dirbu. Tai man savaitgalį pradeda niežėti pirštai, aš lyg tai noriu sėsti ir dirbti, nes darbų pasirenginių organizatorių, kad būtų paskutinis e-mailas išsiųstas ir done, aš viską padariau, niekada nebūna. Nežinau, gal pas tave būna, pas mane nebūna niekada, nebūna. Tu visada turi ką veikti. Tai va tas kažkoks tai darboholizmas, man atrodo, jau yra nesveika. Ir kai kurie žmonės didžiuojasi tuo, aš nesididžiuoju, čia yra nesąmonė. Kada tu gyveni tada? Nu, kada gyveni? Aš, pavyzdžiui, labai norėčiau rašyti. Net ir mokslus mokiausi tam, kad galėčiau rašyti. Ir aš neturiu tiesiog laisvų smegenų, kad kažkokio tokio kūrybinio būtų įkvėpimo ar tuščios erdvės, kad tu pradėtum tuos žodžius dėlioti. Dabar yra toks nuolatinis likimas. Beje, žinau, kad tikrai turi labai daug užsakymų ir pakeitei kainodarą. Pakeičiau kainodarą, aš perėjau prie tos kainodaros, su kuria dirba renginių organizatoriai paprastai. Tai aš seniau fiksuotą sumą imdavau, o dabar perėjau prie procentinės sistemos, nes supratau, kad nėra teisinga daryti ir mažesnius ir didesnius projektus už tą pačią fiksuotą sumą, nes tikrai aš galiu, mieli klientai, padaryti viską, tik tai jums kainuos. Tai ir taip. Tai aš, man atrodo, kaip esu įplanuota, gal esu vienintelė perėjusi prie renginių organizatorių sistemos komisinės, procentinės sistemos, bet žiūrėsim, man atrodo, prasidės rinkos pokyčiai ir čia. Aš pokalbiui mūsų ne veltui pasirinkau viešbutį Pacai, 5 žvaigždučių viešbutį ir ne veltui pasirinkau foną, kuriame yra miegamasis. Norėjau paklausti, kokios yra pirmos nakties tendencijos ir ar dar jauniesiems yra aktualu, kaip atrodys jų kambarys, ar lankstomos gulbės ant tų lovų, ar tai apskritai nebepopuliaru. Šiaip jauniesiam aktualu, kaip atrodys jų kambarys, nes labai dažnai, beveik 100% pasiruošimų šventė vyksta viešbučio kambaryje.
Tai aktualu ne tik kaip jisai atrodys, bet aktualu kokio jisai bus dydžio, nes dažniausiai pasiruošime dalyvauja makiažo meistrė, šukuosenų meistrė, atvažiuoja kokie 2 fotografai ir 2 videografai. Tai tų žmonių būna pakankamai daug, o jeigu dar kartu ruošiasi sesė, mama ir taip toliau, tai visa minė žiūrėk. Tai tada labai svarbus yra kambario dydis, gal net svarbesnis negu estetinis vaizdas. Tai jeigu jūs planuojate ruoštis kambaryje ir jau žinote, kad bus panašus skaičius žmonių, tai šiukštu neužsisakykit paprasto standartinio kambario, nes bus nesąmonė, tiesiog nesąmonė. Kas dar svarbu apie viešbučio kambarius, tai net ir ruošiantis šitame kambaryje, kur mes dabar esame ir kuris yra tikrai pakankamai populiarus tarp jaunų, vien dėl to balkono, kuris man yra už nugaros. Labai svarbu pasiruošimo pabaigoje susitarti su viešbučiu, kad ateitų kažkas aprinktų indus, aptvarkytų kambarį, rankšluosčius kažkokius pakeistų ir taip toliau ir panašiai, nes jeigu jūs norite to pasiruošimo užfiksuoto nuotraukas ir video, tai vis tiek turėtų kambarys atrodyti estetiškai, nebūti ten batostų, tamponiukų nuo makiažo, valymo, kažko, tai tuščių taurių, puodelių, kažkokių sumuštinių nedavalgytų ir panašiai. Savotiškos poezijos buityje to yra, bet vis tiek reikėtų aptvarkyti. Tai toks būtų mano planuotaiškas patarimas. Ir reikia dar, jeigu aš čia galiu pasinaudoti eterį ir padėti žmonėm planuotis, tai turėkit omenyje, ypač jeigu ruoštės viešbučio kambarį, jums viešbučio reikia ne vienai nakčiai, o 2, nes jeigu ryte yra pasiruošimas suplanuotas, jeigu su viešbučiu, aišku, nesusitarsite ankstyvo atvykimo, kad jūs įleistų, tai jums reikia apsigyventi iš vakaro. Ir tikriausiai grįžę vestuvių naktį irgi norėtumėt su vyru jau praleisti savo kažkokiam atskiram viešbučio kambaryje. Aišku, pats pirmos nakties konceptas jau yra tikrai atgyvenęs, nes nebus tai pirma naktis. Čia nesu susidūrusi su tokia atveju per kiek čia 20 metų darbo, kad būtų ta pirma naktis. Kaip pirma naktis, kaip mes ją visi galvoje turim. Ja. Tai, o savo sūnui norėtum vestuves organizuoti? Tiesus, niekada apie tai nepagalvojau, Aurimai, man daužai širdį. Jam dabar bus 16 metų. Jis, mačiau, jau darbuojasi, tau padeda. Man padeda kartais, nes jeigu nori, kad kokį žaidimą PlayStation nupirktumėm, tai jisai turi už jį atidirbti. Mano vaikas po truputį mokosi suprasti, iš kur atsiranda pinigėlį. Šiais metais iš viso labai kažkaip užsidegęs pradėti dirbti jau savarankiškai. Tai kai bus laikas, aš tikrai jam padėsiu padaryti vestuvės. Čia be problemų. Aš tik bijau su šita karta, kuri ateina, kas iš viso su vestuvėm pasidarys kultūriškai, kiek jos bus aktualios. Bet gal bus aktualios, jeigu tiek šimtmečių gyvuoja, tai gal ir toliau gyvuos. Kalbėdami apie brangiausias vestuvės, tu užsiminiai konfidencialumo, privatumo aspektą. Atsimenu, buvo tendencija, kuomet buvo tikslas ir noras patekti ant žmonių viršelio su vestuvėm ir jas visas išrodyti. Kiek šiandien dienai tai yra aktualu? Tai jisai dar pilnai yra. Tas labai dažnai klientai taip nori. Gal netgi kartais iš dalies kreipiasi į mane, tikėdamėsi, kad atsidurs ant vieno ar kito žurnalo viršelio. O ko reikia, kad patekti? Tai reikia padaryti geras, gražias vestuvės. Reikia padaryti rimtas vestuvės, reikia įvaizdį gerą turėti, kad jis kažkoks būtų kitoks. Arba reikia būti tiesiog žinomu žmogum. Tai tada iš viso paprasta ant to viršelio atsidurti. Vasarą populiariausi mūsų žurnalai mėgsta vestuvių temą. Ir pavasarį irgi mėgsta temą, būtinai visą laiką pavasarį kažkur einu pakalbėti apie vestuvių planavimo kainas, kiek dėti į vokelį, kiek duoti kunigui, tai čia populiariausi tokie klausimai. Tai va, bet aš patvirtinu, taip, Aurimai, yra žmonių, kurie nori atsidurti ant viršelį, nori to žinomumo, netgi nebūtinai Lietuvoje gyvena tie žmonės, o vis tiek nori ant lietuviško žurnalo atsidurti. Aš nežinau, kodėl, kažkoks gal vaikam palikti, gal nori tą žurnalą su viršeliu.
Skyrybų tema irgi trendas. Šiaip esu turėjusi klientus, kurie susitokė, buvo ant tų viršelių ir po 3 mėnesių išsiskyrė. Tai aš tada 2 mėnesius negalėjau su ta mergina šnekėti, aš jai esu pasakius irgi apie tai viešai, net tuose renginiuose. Vengdavau, kad nereikėtų šnekėti, nes man buvo kaip asmeninė kažkokia tai nenuoskata. Galvojau, tai kam tiek dirbta, kodėl tai daryta. Aš atsimenu, mudu turėjome diskusiją, sakau, Laura, aš nesuprantu tavo verslo, vestuvių planavimo, nes tai yra be galo ilgos investicijos, dažniausiai vestuvėm ruošiamasi metus laiko. Man, kai reikia užsakyti kokią geresnę vietą renginiui, pastoviai vestuvininkai yra aplenkę, nes prieš metus jau jie lygiai taip pat jūs su vasariniais renginiais man vietas užimat. Tai ką norėjau pasakyti, aš tada klausiu savęs, kaip tu gali investuoti metus laiko į klientą, kuris yra iš esmės vienkartinis. Tai nėra įmonė, tai nėra ilgalaikiai santykiai, kur tu kasmet arba per metus daug švenčių padarai. Ir tu, atsimenu, man tada atsakei, aš turiu klientų, kuriem ne vienas vestuvės dariau. Taip, turiu tokių klientų ir šiais metais vienas jaunikis kreipėsi, bet nukėlė vestuvės dar kitiem metam dėl biudžeto paskaičiuoto. Tai aš labai džiaugiuosi, kad kreipėsi viena ar kita pusė antrą kartą. Merginos dažniausiai antrą kartą nesikreipia, jom gal taip ne visai patogu, vyriškiai dažniausiai būna, kad ne kartą ateina pas mane. Bet tu šiek tiek, Aurimai, klysti. Tie renginiai, kuriuos aš gaunu, ne kaip vestuvės, jie dažniausiai ateina iš mano buvusių klientų, kuriam aš dariau asmeninės šventes. Nes aš sakau, aš nepozicionuoju savęs, aš nedarau pardavimų renginiam, aš neturiu pardavimų skyriaus ar pardavimo žmogus, kuris skambintų, siūlytų, siūstų pasiūlymus. Tai jie ateina iki manęs jau tiksliai žinodami, ką aš darau ir kaip darau, ir tada prašo padaryti renginį. Visos kitos asmeninės šventės. Turiu klientus, kur dabar, nes nuotaka rašytoja, kuriai dariau knygos pristatymą, kur prodiusavau vėliau jos meno kūrinio realizavimą. Tai nėra, kad vienkartinis toksai būtų vienkartinis ilgas projektas, jis toks gaunasi tęstinis viso gyvenimo, panašiai kaip asmeninė asistentė, tik tai vienai sričiai, ne visom. Tai kiek turi draugų? Daug turiu, ir sakau, klientai tai labai retai netampa draugais. Arba gali būti, jeigu labai formalus santykis buvo, tarkim, jie gyveno užsienyje ir aš gyvai su jais nesimačiau ir matydavosi tik Zoom skambučio metu ir nebuvo jų labai dažnai, tai tas viskas ir išlieka labai formaliam. Bet jeigu jie, tarkim, yra Lietuvoje gyvena arba dažniau atvyksta ir tu nueini į degustaciją su jais, gal nueini suknelę irgi pasimatuoti, tada nėra šansų neatsirasti asmeniniam ryšiui. Tai man irgi per paskutinius mokymus merginų sako, tai tu, Laura, ir eini į primatavimo suknelių, o tai tu kitą planuotai, man sako, varai visas degustacijas. Tai iš mano pusės luxury paslauga ir yra dalyvavimas kiekviename žingsnėje su klientu ir jo paglobojimas, priemant sprendimus. Ypač jeigu, pavyzdžiui, nuotaka neturi draugių čia Vilniuje, siuvasi pas dizainerį suknelę. Su to pačiu Juozu turėjom tikrai bent porą kartų tokių ne visai konfliktinių situacijų, bet jam, pavyzdžiui, nuotakos bijo išsakyti nuomonę. Tada aš einu toks kaip tarpininkas, kažką ir tu žiūrėk, gaunasi galutinis geras variantas. Ir iš mano pusės, čia yra tas luxury segmentas, kad tu gauni ne tik tai konsultacijas kažkokias tai formales ar ne, pagal sutartį, kad tau priklauso, aš taip nerašau į sutartį, bet užsienio planuotojas, žinau, rašo, kad tau priklauso ten 3 konsultacijos ir 1 susitikimas ir tada ten šventės diena. Ir šiaip, kadangi patinkas tas darbas, tai to laiko neskaičiuoji taip. Gal ir pas jūs taip pat panašiai yra. Neseniai praleidau 4 dienas su klientu. Asmeninę šventę jam ruošiu, ko irgi įprastai darau, su įmonėm dirbu, bet kartais įmonės klientai virsta ir asmeninių švenčių užsakovai. Tai praleidau 4 dienas, per tas 4 dienas taip pažinau žmogų ir taip pažinau visus jos svečius, tą santykį, ryšį, visą gyvenimo istoriją. Tai
kai yra gražus jubiliejus, tai visos tos detalės ir praleistas laikas kartu, tai nėra tik tais, kad tu protestuoji, išbandai viešbutį, servisą, meniu, pramogas, bet tas luxury serviso teikimas ir tai buvo labai vertingas laikas. Ir netgi tas laikas, kurį tu praleidi, jeigu, tarkim, aš turiu 3 degustacijas ir visas jas einu, tai reiškia, kiekviena jų trunka apie 2 valandas. Man yra lengviausia pažinti iki galo klientą ir suprasti, ką jisai nori, ką tu jam gali dar pasiūlyti. Gal tu kažką pamatysi, kas jam tiks, arba kažką sugalvosi, kas pavers tą vestuvių projektą išskirtiniu ir jisai skirsis. Gal tu kažką įprastą, ką tu sudėlioji plane, apversi visiškai ir padarysi kitaip. Technologijos šiuolaikinės ar daro įtaką vestuvių sprendimams? Šiaip tai, to covidinių karantininių laikotarpį, kiek renginiai persikėlė, tarkim, į kažkokią skaitmeninę erdvę, tiek mes ir vestuvės turėjom kelti. Nuotoliu? O turėjai nuotoliu vestuvės? Taip, mes turėjom Dūmų fabrike, atsimenu, darėm transliaciją, visi sėdėjo, prisijungė Zoom pokalbį ir vyko ceremonija. Bet tai labai buvo daug perkelimų šventės, nes man tai atrodo, kad renginiui gali būti įmanomas formatas, bet aš vis tiek netikiu, kad visi dalyvaujantis ten kažkokiam nuotoliniam prisijungime buvo 100% įsitraukę taip, kaip įsitraukia žmonės, kai gyvai vyksta. Tai vestuvės buvo tiek ten perkelimų ir metai po metų, tada dar prasidėjo karas, vėl prasidėjo kažkokie tai perkelimai, buvo tiesiog didžiulė nesąmonė. O apie technologijas šiuolaikinės, kas? Tai šiuo metu iš lazeriai? Lazerį, tai nesu mačięs gerų lazerių. Kaip ir nesu mačięs gerų Lietuvoje fakyrų. Man pati idėja fakyrų yra faina, bet Lietuvoje mes neturim, kas tikrai padarytų tokį gerą spektaklį, kur tau atimtų žadą. Dronai? Aš norėjau paminėti dronus iš tų technologijų, su kuriom dabar kažkada anksčiausiai esu susidūrusi. Tai esam turėję šventę ir fejerverką, ir dronus. Ir klientai sakė, kad fejerverkai ilsėsi, dronai patiko labiau. Mes turėjome šventę, kur tik dronus turėjom ir dabar tiem klientam, kitam šeimos nariui darysiu gimtadienį, sakė, noriu vėl dronų ir dar daugiau. Tik tai dronų kaina yra pakankamai aukšta. Jeigu ten fejerverką tikrai gerą muzikinį gali nusipirkti už kokius 3-5 tūkstančius eurų, jeigu tikrai nori kažkokio tokio didelio. Tai dronų kaina vieno drono yra, man atrodo, jeigu neklystu, 180 eurų. Su vienu dronu tu nieko nepadarysi, jo reikėtų 100, kad matytųsi kažkoks tai vaizdas, kad tą piešinį galėtų kažkokį didesnį padaryti. 100 jau pakanka? 100 jau pakanka. O kokia turėtų būti dronų pasirodymo, tai pavadinkime, jį trukmė, kad tai būtų ne per ilgai, ne per trumpai ir sukurtų tą wow efektą? Lygiai taip pat kaip ir fejerverkų, juos rodom tada, kai žmonės jau yra pavalgę, jau yra įsišokę, jau yra gerai išgėrę. Ir laikyti žmonių dėmesį ilgiau negu 10 minučių aš niekada nerekomenduočiau. Tai kai kiti ten sako, gintaro dulkės 12 nakties, tai irgi totali visiška nesam kokios dulkės, o ten žmonėm tikrai nebe dulkės galvoja ir nebe kažkokie linkėjimai, jau jie ką norėjo, tą palinkėjo. Tai tikrai naktį nerekomenduočiau kažkaip veiksmo stabdyti labai ilgam. Arba kai irgi sugalvoja, čia vyksta veiksmas, visi ole, ir vedėjas tada, o dabar einam į kitą upelio pusę ir darysim ten kažką ar kažką. Tai žmonėm reikia nustoti, čia gal stikliuką buvo pasiėmęs tekilą jau gerti, jau jam reikia kažkur eiti. Kuo daugiau suaugę žmonės yra vaikomi, tuo jie bus piktesni. Reikia duoti jiem tiesiog natūraliai švęsti, tik tai sudėlioti kažkokius tai akcentus loginius. Kur tu pati semiesi įkvėpimo? Įkvėpimas gyvena visur. Tai aš daug labai skaitau. Tokia esu keistesnio tokio būdo. Aš skaitau, fiksuoju Spotify albume muzikinius kūrinius, su kuriais susiduriu knygose. Jie mane dažnai inspiruoja ir aš labai daug ką pritaikau ir, kaip tu sakai, video, gal ten po renginio ir taip toliau, nes atrandi tokių naujų dalykų. Aš tikrai lankausi galerijose, aš tikrai esu žingeidus žmogus. Tu nežinai, kas pamatytas, paliestas, pavalgytas, paragautas,
tau galės būti pritaikytas renginyje. Kelionės labai inspiruoja. Aišku, čia nevaidinsiu kažkokios su aureolė, aš tikrai sėdžiu ir Pinterest, aš labai daug sėdžiu Instagrame, stebėdama užsienio kolegas, aš stebiu, ką daro lietuviai. Tiesiog būnu atvira visom galimom patirtim ir iš to semiuosi įkvėpimo. Žmonės patys labai inspiruoja. Žmonių skirtingumas ir kažkoks išlukštenimas, pasistengimas parodyti per šventę irgi, kas tai yra per žmonės. Va, tie žmonės yra tokie, tas mane veža. Aptariam populiariausias kryptis vestuvių užsienyje, tai yra Italija, Apulija, Maljorka, gal dar kažko Prancūzija. Provansas yra, pajūris visas Prancūzijos irgi tokia geidžiamos vietos. O kur tu pati ilsiesi, kai baigėsi tas sezonas vestuvių, kur važiuoji ilsiesi? 3 paskutinius kartus, kai galėjau sau leisti atostogas, važiavau į Šri Lanką. Man labai patinka persijungti tą, žinot, kai tau čia šilkai, pinigai ir taip toliau. Šri Lankoje aš turiu vieną vietytę kaimuką tokį, yra bed and breakfast, labai toksai mažas, bet grinai ant vandenino kranto. Nu, tu per vartelius išeini ant vandenino, ten vadinasi Vėžlių įlanka ir vėžlės atkeliauja dėti kiaušinių į tą vietą. Ir kiekvieną rytą aš atsibudus, kol dar miegodavo Eimantas, tarkim, su sūnum paskutinė kelionė ir Mantu Petruškevičium, kuris iš viso per pietus atsikeldavo. Aš eidavau nardyti, bet aš net nesidėdavau amsdelio, tik akinius, nes kiek tu paneri, tiek tu matai tų didžiųjų vėžlių. Ir tu plauki ir jų negalima liesti, bet tau atrodo, kad tu jas ranka gali paliesti ir jie taip iškylas, ta didelė galva apsidairo ir vėl neria. Ir tu plaukės tais vėžliais. Tai aš tą darydavau kiekvieną rytą ir kai reikėjo jau išvažiuoti tą dieną, aš sūnui Reimantui sakau, aš varau atsisveikinti su savo vėžliais. Nes ten mano kaip namai. Jie neturi kondicionieriaus, nėra karšto vandens. Paskutinį kartą, kai važiavom, aš buvau Instagram'e net įdėjus balsavimą, kiek su mumis tame bed and breakfast Mantas ištvers, kuris, tikrai pripratęs prie visokių maks prabangų. Tai buvo nubalsuota, kad 3 dienas maksimaliai, o kitoj pusėje gatvės yra 5 už viešbutis. Tai aš galvoju, blogiausia atveju mes jį išsiųsim į tą viešbutį. Tai jisai ištvėrė visą laiką. Mes dar savaitę ilgiau pasilikom, nes tada prasidėjo karas, tu visą laiką telefone, po tų 2 savaičių, kai reikėjo mums grįžti, aš sakau, aš nesu pailsėjęs ir jeigu aš dabar nepalsiu, aš nebeturiu kada, man prasidėjo sezonas, tai mes prasidėsim dar savaitę ir visas tas 3 savaitės jisai su mumis tam bed and breakfast, kur pelytė kokia prabėga, beždžionės ateina, tarakonas lipa ir taip toliau išgyveno. Antrą dieną jisai nusipirko sarongą, nusimovė kelnes, užsirišo paklodę ir vaikščiodavo 2 kartus į dieną masažą. Tai va ten aš ilsėdavausi, bandydavau ilsėtis. Pirmą savaitę niekada neatsijungi, vis tiek tu su kompiuteriu būni, telefonu. Į 2 savaitės pabaigą jau tu pradedi atsijunginėti ir nebekreipi dėmesio, net jeigu klientai tau kažkokias piktas žinutės rašo, nes tiesiog žmogui būtina yra pailsėti ir atsijungti nuo to, ką jis daro kiekvieną dieną. Mantas Petruškevičius išplaukė labai garsiai ir gražiai tarptautinius vandenis. Nebijai, kad jį vis sunkiau bus... Bijau, liūdžiu, nes nerandu dar pamainos, labai liūdžiu ir bijau. Bet, žiūrėsim, kaip bus. Man tai, aš sakau, tau reikėtų paruošti kažkokią pamainą, nes tikrai yra galybė garsių floristų pasaulyje, kuri turi didelės komandas ir jie nebūtinai atvažiuoja į kiekvieną projektą, bet vis tiek yra kokybės kažkoks garantas, jeigu to floristo įmonė daro vieną ar kitą dekorą. Bet jisai irgi neranda savo pamainos. Yra kas bando, bet Mantas turi labai subtilius tokius pajautimus, kur atrodo tas pats rekvizitas, bet jeigu jisai prisiliečia, pastumdo juos, jis labai irgi daug keliauja, daug tų viešbučių, prabangių vietų, mato, jisai kažkaip tai moka sukurti interjerą, kur jo tuščioj vietoje. Tai fenomenaliai. Mantas Petruškevičius turi atpažįstamą savo braižą, kaip Juozas Statkevičius turi. Laura Vagonė turi savo braižą? Man dažnai klientai rašo, kad labai patinka tą, ką darau ir kaip išskirtinumą rašo, kad aš nedarau vienodai.
kad nėra vieno šablono, kad jos visos skiriasi. Jeigu mano Instagramą atsidarius, aišku, tu gali rasti panašių, nes yra viena stilistika, kurią labai nori kiekvienais metais bent po 3 vestuvės daryti ir kliento noras Taip. Padarysiu, bus. Bet šiaip aš labai daug originalių turiu projektų. Gal irgi dėl to, kad leidžiuosi į tuos nuotykius su klientais, tai mums gaunasi tikrai smagių, fainų dalykų ir aš manyčiau, kad čia yra mano išskirtinis bruožas. O tavo versle klientas visada teisus? Ne visada. Aš jeigu matau, kad nusišneka, aš pasakau, nusišneka, taip nebus. Arba sako, ne, videografą mes nenorėsim. Sakau, gerai. Ir tada toliau vyksta procesas ir aš vis tiek vėl tą fotografą klausimą iškeliu ir dažniausiai vis tiek, aš ne dėl savęs. Ne dėl to, kad tas procentas būtų didesnis. Tiesiog tą šventę atsimins žmonės taip, kokią gaus vaizdinę medžiagą. Nuotraukos yra viena, bet iš klientų atsiliepimų žinau, kad video žiūri žmonės dažniau negu žiūri nuotraukas. Tai tos pačios tendencijos yra visoje socialinėje medijoje. Video veikia geriau negu statiški kažkokie vaizdai. Tai tiesiog elementariai. Bet tai yra čia video tik tai kaip pavyzdys, bet su daug ko aš taip darau. O keičiasi video formatai, jie horizontalūs, kvadratiniai, vertikalūs? Nežinau, ar tu esi suduręs renginiuose, bet beveik visi užsakovai vertikalų, kurį keltų irgi į socmedijas, Instagramą konkrečiai stories arba reels formatu, beveik visi prideda prie pageidaujamo paketo paslaugų skaičiaus. O kaip greitai nori rezultato? Vestuvininkai, tai jie su video yra dažniausiai pasirašo sutartis, nes jeigu tavo vestuvės yra rugpjūtį, tai videografas geras yra prifilmavęs visą vasarą vestuvių, kol jisai juos suredaguos, tai jūsų rugpjūtis 6-7 mėnesiai, man atrodo, didžioji daly sutarčių yra. Su nuotraukom atsiradusi nauja tokia paslaugėlė, kad jeigu norit gauti greičiau, susimokat dar, tarkim, 1000 eurų ir tada nuotraukos jums paruošia per 2 savaitės. Tai yra toksai variantas. Aišku, 2 savaičių bėgi visą laiką visi gauna anonciukus. Bet turiu draugą fotografą vieną, kuris sakė, kad ta paslauga už tą 1000 eurų visai yra perkama. O kokios yra tendencijos, kaip tuo video pasidalinama? Galbūt yra nauji renginių formatai, kuomet visi sukviečiami į kino teatrą ar į namus žiūrėti video, ar tai tiesiog pasidalinama socialiniais tinklais? Aš nežinau, kiek tai yra naujas formatas. Aišku, kadangi videografai dažniausiai atiduoda trumpesnį filmą, kuris yra dainos ilgio, tai jį paprastai pasidalina ar socmedijose, ar išsiunčia visiems svečiam. Ir vienas filmas būna ilgesnis 15-20 minučių. Jo taip paprastai nepasidalinsi, nes jisai yra labai didelis failas. Yra buvę atveju po praėjusių metų, kur vestuvių filmai, dėl to, kad buvo medžiagos žmonių gražių, gerų atlikėjų, emocijų gerų ir filmas išsiplėsdavo iki 40 minučių. Man labai patinka, kai tiek fotografai, tiek videografai neapsibrėžia, jeigu yra gero turinio, kad nesuspaudžia į tą sutarties lygį. Ir tada, kai yra 40 minučių filmas, tu jo niekaip nepasidalinsi, realiai. Net jeigu turi pasidalinsi, tai aš gavus 40 minučių filmą, tą dydžio failą aš nenusikraudinėčiau pas save į kompiuterį, nes jis tiesiog nebeveiks. Tai man daryti peržiūrą kine yra labai faina. Nesakau, kad čia kažkoks naujas išrastas dabar mano formatas. Lietuvoje, Vilniuje konkrečiai tai tikrai, bet aš manau, kad bet kuriam kitam mieste kino teatrai mielai siūlo tą galimybę išsinuomoti kino teatro salę. Tada gali užsisakyti aptarnavimą, šampaniuko, visus vėl pasitinki, vėl parodai nuotraukas prieš tai, kol renkas ir tada padarai tokį filmo premjerą. Tai viena iš tų filmų praėjusių metų man teko dalyvauti. Tai kai išėjo grupė Nights Club, jau tame filme visi stojosi ir šoko ir prasidėjo vakarėlis pas mus, neatsimenu, kada grįžau, jeigu atvirai. Nes visi artimiausi vėl tau šalia, vėl tą patį emociją išgyventi, jeigu gerai padarytas filmas, tai labai faina ir gali tada tas tęstis ir tęstis. Tai galima ir vestuvių metinės taip organizuoti kaip didelę šventę. Taip. Tai yra populiaru ar dar ne? Nėra tai labai populiaru, bet aš tai, kaip sakau, jeigu yra pas žmonės galimybės, jeigu patinka jiems švęsti, tai kodėl nešvęsti? Idėjų ir tendencijų festivalį Revolution mes ir šiais metais turėsime tortų konkursą, kuris vyks čia įspūdingoje vietoje, Pacų viešbutyje. Turit mane pakviesti vėl į komisiją, prašau. Patiko?
Gerai, kviečiu, oficialiai kviečiu į komisiją. Aš šiaip saldumynų nemėgstu, bet man, jeigu aš valgau restorane, ar tai būtų pietus ar vakarienė, man labai patinka pabaigti desertų. Ir dėl vestuvinių tortų aš irgi turiu labai aiškę nuomonę ir kartais būna klientai net pas mane degustuoja, nes aš vis tik žinau, kur mieste yra skaniausi tortai. Tai aš negaliu dabar sakyti, nes jeigu pakviesit visgi į komisiją, bus labai negražu, jeigu būsiu pasakius. Tai tuomet tada apie tendencijas, kokie yra nūdienos vestuvių tortai ir ar tiesa ir kaip tai grįžta ir kas dar grįžta. Žinau, kad grįžta cukriniai papuošimai, rožės, figūrėlės. Taip, jau užsiminėjai apie tos ir gandrus, kur laiko vaikus. Tai šiaip aš noriu pasakyti, kad retro vintažas toksai yra gana ryški tendencija nuo praėjusių, už praėjusių metų. Ir tarkim, tortai tie tokie vintažiniai, kur su tom kvarbatkom ir ten gal kokteiliniam vyšnaitėm dar užsmaigstyti. Praeitą vasarą jau bumino, šią vasarą jau jie nueidinės, dar kas nespėjo, tas pasidarys tuos ir užpraeitą, jie buvo tokie, užpraeitą buvo trendė, praeitą vasarą jie grojo 100% pilnom kojom. Bet yra ir daugiau dalykų su maistu kalbant, kas grįžta. Tai tarkim, nors ir niekada nebuvo išėjęs, gal balta mišrainė, tai jinai grįžta ir grįžta ne kažkokiam porcijytėm stikliukuose, o grįžta rimtose bendrame inde, kur tu gali ateiti, duoti šaukštą ar įsidėti savo lėkštę. Tai balta mišrainė tikrai bus naktiniam bufete. Kas nebegrįžta, nebegrįžta, bet kurį laiką tikrai turi ilsėtis apskritai bufetai naktiniai, nes jeigu tu pavalgai pilną vakarienę, dar turėti paskui didžiausią stalą nukrautą džiūstančiam tom mėsytėm, daržovytėm ir taip toliau, nėra logikos jokios. Kalbant apie maistą, ką aš norėčiau, kas išnyktų, ir dirbu tą klausimą, tai prie šampano, kanelės, makarunsai yra joks nederinys, nes šampanas reikalauja nesaldaus užkandžio. Jeigu jūs norit labai saldumyną duoti prie šampano, ten prie bažnyčios taip toliau, tai tada reikėtų šampaną keisti į kažkokį saldų dalyką. Iš retro tų dalykų visokies želė grįžta. Sviestas jau čia praeitais metais Eglės Senave Bait vestuvės buvo kalnai to sviesto, tai į retro indus kažkoks sviesto kalnai ir duonos skirtingos, gal kaip užkandės net. Šitas dalykas trendint šią vasarą tikrai. Tada visokios silkutės, kumbrytės, bet čia jau kurį laiką, man atrodo, visi grįžo dalyką, vienokią ar kitokią formą jas panaudojant irgi grįžta. Kas dar tikrai negrįžta, bet visai, man atrodo, yra galimybių, tai koks nors farširuotas karpis, kaip retro elementas, kažkur tikrai galėtų atsirasti. Aš šiais metais turėjau ciklą 90-ųjų vakarėlių senojoje Vilniaus degtinės aktų salėje su visom tom karpiais darytais, baltom mišrainėm. Ėjo super. Ir tas jaunimas, kuris gimęs po 90-ų, kurie net nežino, kas tai buvo, aikčioje ten, Instagramas lūžo nuo... Aš bičiuliui Lūkiui Griciui dariau gimtadienį, padėjau organizuotis ir jisai, sako, tortas turi būti, nes nori pūsti žvakutės, sako, bet Laura, man vienodai, koks tortas, davai tu išrink. Ir aš ilgą laiką galvoju ir su tais, iš kurių norėjau imti tortą, sakau, davai, jūs pagalvokit. Ir galvoju, ir tada nevakarienau, pietavau Gruziną ir kol laukiau maisto, tas visas aplinka tokia, skambino aš jiems, sakau, padarysit baltos mišrainės tortą, bet kad atrodytų kaip tortas. Juoktis pradėjo Barbora, išdurska miltai vanduo, sako, gerai, padarysim. Ir jie padarė iš tos baltos mišrainės tom visom kvardabatkom, vintažinį tokį rožinį tortą. O jisai nežinojo, jisai pjauna ir tik pjovė, tik tai pamatė, kad ta balta mišrainė, paskui man žmonės rašė dar visą savaitę, kad Laura, mega gera labai idėja. Ir dar atskirai paruošiam tos baltos mišrainės ir aš pastaruoju metu kažkaip gaunuosi iš Balių, grįžtu su tais likučiais, kaip senais laikais, žinot, tai aš tos baltos mišrainės visą dėžę parsinešiau. O tai lauknešėliai dar gyvi šiandien dienai? Tai va, ta balta mišrainė kaip lauknešėlis man gavosi, super. Bet būna tarptautinės irgi darom, kai vestuvės, tai kažkiek norisi parodyti vienos kultūros ir kitos, tai Apulijoje, kur bus vestuvės, dovanosim alyvuogių aliejaus, tokius molinius indelius, kur panašus tos vietinės tos architektūros stogelius.
Lietuvoje čia būna, užsieniečiai nematė grybukų mūsų vestuvinių, jie taip džiaugiasi gavę grybukus, o jeigu dar užrašai Magic Mushrooms, tai iš viso jau jam ten smagu, kaip čia Lietuvoje Magic Mushrooms po vestuvių. O jie kokie, tie su šokoladiniu glajum ir baltom? Taip, tie tokie tradiciniai grybukai. Grybai kaip tendencija yra irgi rimtas reikalas. Aišku, o pati tu dažnai būni kaip svečias vestuvės? Nebūnu dažnai, bet labai mėgstu. Labai dažnai mane pakviečia kaip svečia, bet paskui biškutį išnaudoja kaip organizatorė. Tai tas ir švęsti, ir dirbti, aš kiekvieną kartą burbu, bet jau kai tu vis tiek viską padarai tą pagrindinius dalykus ir jau gali tada atsipalaiduoti, tai aš esu vienas geresnių svečių. Nežinau kaip tu, bet tarkim, aš esu labai geras svečias. Pradėjo atlikėjas groti, aš pirma esu šokio aikšteliai. Tai mes irgi turėjom dabar gruodžio 29 vieną gimtadienį, kur aš organizavau ir susidraugavę esam kurį laiką, tai pakvietė mane kaip ir svečiant, aš irgi sėdžiu prie stalo ir ten, pavyzdžiui, rašau asistentai. Ta šviesą nuimam, ten tą paimam, bet išeina dainuoti atlikėją, pirmą dainą žiūriu, niekas nesistoja, aš eimantu sakau, einam pašokti. Mes einam šokti, visi aplinkui žiūrėk jau šoka. Visada šventėse kažkas turi duoti pavyzdį, tai aš jaunuosius dažnai apdoroju ir sakau, kad visi elgsis taip, kaip jūs elgsitės. Jeigu jūs sėdėsit pakampėse, susipykę dėl kažko, susiraukę, viskas, tu gali būti užsakęs Montvidus, ferverkus ir dronus ir ciciną ir dar moterį gyvatę, kad iššoktų iš torto, bet nebus šventės. Jeigu matysis, kad nekontaktas yra tarp tų žmonių, dėl ko ta šventė vyksta. Jeigu jūs eisit šokti, visi eis šokti. Jeigu jūs neisit šokti, eis tikėtina žmonės šokti, bet gal užtruks laiko, kol jie apšils, įsidrasins arba kol atsiras tas, kuris užveda. Tai aš tas būnu užvedėjęs, kai būnu svečias šventėse. O jeigu grįžta retro papuošimai, gal ir grįžta tie retro muzikantai? Tas tikiuosi, kad negrįž, nes nežinau, ar tu atsimeni, bet dažniausiai jie būdavo su riboto muzikiniu išsilavinimu ir dažnai vieną dainą kartodavo po keletą kartų. Aš turėsiu su vestuvės pričiupę mane vieni jauni, nežinau, kodėl mane nusamdė, nes sodyba buvo baisi, medinė tokia. Ir buvo vestuvių muzikantai, jie dainavo po stikliuko, po mažiuko kokius 4 kartus vien prie manęs, tai aš tai iki galo nebuvau. Tada atsimenu, mes išėjom ruošti gal balionus ar gal žibintus dar tuo laiku, čia labai senai buvo, leisdavom pasiruošti. Atėjo į kambariuko, kad vienas iš svečių persirengė į treningus, dar 12 nakties nebuvo, jisai su treningas Adidas juostelė eina, ten nuotaka sėdi su plunksnom vakarinė suknė, o jisai su treningais Adidas. Esu buvus pričiupta keletą kartų, kitą dieną atvažiuojam nusiruošti, žiūrim, kapoja malką, vysto kūdikį, šokoladų užpakalis išteptas ir finale dar vaikės piršlį aplink tvenkinį. Lai lieka tai šitos istorijos praeičiai, einam į priekį. Ir jeigu ir lieka, atsiranda, grįžta atgal kažkokių retro vintage detalių, tai jos lieka, tos gerosios, man atrodo. Tokios, kur tikrai fainos. Ir tu manęs klausai apie tortus, apie tortų tendencijas aš nuklydau visai į lankas. Tai jeigu vienu metu buvo labai populiarūs pistacijų tortai, tada pradėjo visi norėti tokių putesnių, lengvesnių vaisinių tortų. Praėjusiais metais aš pardaviau asmeniškai labai daug Napoleonų. Napoleonas, medutis, irgi iš tų retro variantų yra tie, kurie gali laimėti jūsų torto konkursą. Bet jeigu, kalbant bendrai ar ne, tai apie pasaulinę rinką, tai yra tokių, dabar neištarsiu prancūzas, konditerės, kuris daro tortus, jau ten kažkoks architektūros meno dalykas, su šiek tiek to vestuvinės estetikos, bet jie būna gigantiški, net tortų, kaip tokios kompozicijos, ne vienas tortas, ir jau tie garsieji visi, kurie švenčia, tarkim, Prancūzijoje ar Italijoje, netgi jie prašo iš šio tortų. Bet aš sakau, manau, kad valgomas skonis bus šią vasarą tikrai pirmaus prieš kažkokias dirbtinės puošmenas, kad būtų skanus ir visiems valgomas. Tai tikiuosi, kad visą tai sulauksime ir iš Revolution torto konkurso dalyvių. Tai kviečiu visus į Pacų
kiemą, viešbutį, paskanauti, padegustuoti, pamatyti visą, kaip tai vyksta. Tai yra įspūdingas grožis ir labai skanu. Sekite programą ir būtinai nepraleiskite. Ar yra klausimas, kurio tu laukiai, bet ir nesulaukiai šiandien? Noriu pasakyti, kad buvo toks vienas įdomesnių, išsamesnių interviu, pokalbių, kiek esu dalyvavusi. Ir ašarėlė beveik nuriedėjo, tai man atrodo visos stadijos gero pokalbio yra įvykusios ir pasijuokėm, ir padiskutavom. Tikrai ačiū labai už kvietimą. Labai ačiū tau. Aš labai džiaugiuosi tavo sėkme, karjera, tavo gražiais darbais ir kolaboracijom tiek su Mantu, tiek su kitais kūrėjais. Tai gerų tau gražių darbų ir pasimatysim jau greitai. Ačiū tau to paties. Ačiū. O jūs, jeigu jums patiko šis pokalbis, nepagailėkite like, subscribe ar share. Ačiū jums labai.